Čia yra mokslinis, socialinis tyrimas. Mes tai darom viešam interesui. Tik tai, kad iš savo pozicijos, iš to, kaip mes matom pasaulį. Buvo tyrimo eigoj, to fotografavimo eigoj tokių persivertimų pačios savo suvokime ir savo pačios nuomoniai. Nes aš prieš tyrimą galvojau, kad čia viskas pas mus labai blogai ir čia bus labai daug fotkių ir čia bus labai visokių topinių, dalykų, kur ten net protų tu nesuvoki, kaip tai gali būti padaryta, bet iš tikrųjų aš pamačiau, nes mes fotkinom ir gerus pavyzdžius, pamačiau, kad kiek iš tikrųjų gėrio. Nustebino pats tas faktas, kad mes einam prie tų gerų pavyzdžių ir kad jų atsiranda. Pavyzdžiui, bankomatai. Padariau nuotrauką, kur yra bankomatas šalia vieno banko, kito banko. Vienas yra aukštai su ekranu aukštai, kitas yra su ekranu žemai. Kai būni pripratęs, kad tu ateini, tu matai mygtukus, bet ekrane nelabai kažką, tu tiesiog susivedi ten kodus ir tu nesuki galvos. Bet kai atsirado tas pažemintas variantas ir jie stovi vienas šalia kito, tu žiūri ir tik galvoji, fainiai, mes gerą linkmę einam. Kad būtų ir vienam tipų žmonių pritaikyta ir pasiekiama, ir kitam. Atsiranda daugiau ir pačio pritaikymo, ir gero pritaikymo. Kad tu atvažiavai prie rampos ir tu žinai, kad tu užkilsi ją. Bet mes turim gerus naujus pavyzdžius, bet turim labai labai daug dar senų ir blogų, kur ten yra, tramplynai. Matosi net ir sveikam niekada nesusidūrusiam, kad ten padaryta tik tai tam, kad padaryti. Aš save laikau pakankamai stiprią fiziškai. Tai ir jeigu man kažkur yra sunku užvažiuoti, tai yra labai daug žmonių su negalia, kurie iš vis ten. Jie nei pusę to kelio neįveiks. Stati rampa, tai čia yra tiesiog klasika. Tai čia Latvija, Lietuva, ten Ispanija, nesvarbu. Tai man atrodo, visur to galima pamatyti. Temos kartojasi. Rampos, laiptai, tokie įstaigų dalykai, kai kažkas gal per aukštai. Aš nuotrauką padariau įėjimo į tualetą vienoj degaliniai ir ten parašyta, kad jeigu nori pasinaudoti, tai ieško rakto. Ir kažkas kitas tokia, man atrodo, labai panašią nuotrauką buvo padaręs. Tai čia atrodo toks jau labiau nišinis dalykas, bet vėl kartojasi. Nes kai tu turi eiti ir prašyti rakto, tada kyla toksai psichologinis. Kodėl? Kodėl aš negaliu tiesiog eiti ir savo kažkokius poreikius išpildyti? Nes, pavyzdžiui, prekybos centruose dažnai būna į neįgaliųjų tualetus eina, kam tai nėra būtina. Tai aš manau, kad dėl to jie rakinami, bet lygiai taip pat aš mačiau tam pačiam Kaune sprendimų, kaip galima padaryti, kad rakto nereikėtų. Yra mygtukas, tu paskambinai į apsaugos postą tikriausiai. Tave pamatė, per kamerą pažiūrėjo, kad čia tikrai tas žmogus, kuriam reikia, ir tada tave įleido. Kas liečia, tarkim, rampas ir tą daugiau fizinį pritaikymą, laiptai ir panašiai. Aš važinėju prie jūros kiekvienais metais į Šventąją į tokią specialią stovyklavietę žmonėms su negalia. Ir ten mes dabar turim 2 tokias terasėlės, kur tu užvažiuoji ant kopos medinių takų ir ten būna labai gražus saulėlydžiai ir taip toliau. Ir mes turim jas 2. Vieną padarytą pačių neįgaliųjų iniciatyvą, o kitą padaryta, man atrodo, savivaldybės. Kaip ir toj teritorijoje, bet atskirai. Ir ten yra skirtingi dalykai. Į tą antrą aš nevažiuoju, nes ten iš paskutinių tu jau irkluoji, kad tu ten užvažiuotum ir tu ten stebi tą saulėlydį tipo, bet toks orą gaudai, nes ten ant tiek kažkaip banguotai, stačiai padaryta. O ten, kur padaryta pačių neįgalių arba konsultuojantis su pačiais neįgaliaisiais. Ten padarytas laipsnis lengvas ir tas užvažiavimas jis yra su posūkiais, sakykim, kad jis būtų ilgesnis ir mažiau status. Ir tada tu nuvažiuoji ir tu būni nepavargęs ir tas saulėlydis gražesnis ir taip toliau. Tai aš, kai dariau nuotraukų aprašymus, irgi jau iš karto
praktiškai prie bet kurios nuotraukos galima prirašyti paskutinį sakinį, kad kaip svarbu yra darant pritaikymą neįgalėsiam, ne pačiam iš oro ar iš dokumento traukti, kaip tai turi būti padaryta, bet atsivesti patį neįgalų žmogų ar grupę žmonių ar organizaciją ir sakyti, žiūrėkit, mes ar padarėm taip ir taip, ar galvojam padaryti taip ir taip, ką jūs galvojate, kad jie praeitų tą kelią praktiškai ir pasakytų, nu žiūrėk, čia parstatu, čia gal tas, nežinau, laiptelis, kad ir tokio dydžio jisai kaip ir ne problema, bet gal jo gali nebūti ir panašiai, ir ten, nu žiūrėk, servetėlės kažkaip ne toj kambario pusėje ir čia visai nepatogu, nes, nu tai žiauriai svarbu. Bet mes dabar turim pakankamai aišku reglamentavimą ir pasakymą, kaip turi būti padarytas pritaikymas. Iš pradžių reglamentavimai atsiranda rampos todėl, kad jos turi atsirasti, žmonės pradeda jas matyti, žmonės prie to pripranta, jam pasidaro tai norma ir tada užsiveda ratukas ir tai tiesiog tampa norma dėl to, kad taip turi būti, o ne dėl to, kad taip pasakyta pagal kažkokius įstatymus. Nes dabar tos stačios rampos ar ten kažkokios dar kitos nesąmonės, žmonės atbukę yra nuo to. Jiem atrodo, kad čia norma, nes jie kitaip nelabai dar matė. Tai čia viskas vėl eina iš apačios iki visuomenės, visuomenė tada toj aplinkoje atsiradus natūraliai keičiasi. Labai svarbu, kad visiems žmonėms tai matyt pasidarytų norma ir tada problemų labai daug sumažėja. Nes mes dažniausiai šalinamės to, ko mes nesuprantam. Kaip aš nesuvokiu, kaip gyvena sveikas žmogus ir aš niekada to nesuprasiu. Lygiai taip pat ir sveikas žmogus negali visiškai suprasti, kad ir ką aš nekėčiau, negali suprasti taip, kaip aš gyvenu.